O kas čia toks? Kažkoks paminklas. Čia, kaip suprantu, jinai stovi su kažkokiam raketom, kas čia į rankai. Nežinau. Realiai koks man skirtumas. Tai šiandien yra birželio 18 jau. Challenge'as yra įpusėjęs. Jau ir stipriai perlipęs į kitą pusę. Ir esu žiauriai patenkintas, viskas juda kol kas normaliai. Aš dar neužsilenkiau. Putos naktį išburnos vis dar nedrimba. Vežti yra ką. Tai viskas kaip ir okei. Šiaip esu baisiai apžėlęs. Tiek barzda, tiek plaukai. Tai esu užsirašęs iš tikrųjų pas savo barberiuką, bet po savaitės. Tai jeigu aš jau dabar toks, tai po savaitės kaip atrodysiu. Bus žiauriai. Nu, koks skirtumas? Šiaip vakar grįžęs galvoju, įsijungsiu puliuką, pažiūrėsiu, žaidžia Portugalai, Ronaldo, paskutinis čempionatas pasaulio, galvoju, nu reik pažiūrėti. Ir aišku, jie ten pradėjo žaisti anksčiau, bet aš grįžęs atsisukau, žinai. Nu, pasileidau, viskas okei, žiūrim. Pati pradžia žiūriu Ronaldo, ašarą ten braukė, apsišaruoja, žinai, paskutinis čempas, viskas okei, žinai. Numečiau draugelį fotkę, sakau, žiūrėk, sakau, Ronaldo, ašarą braukė, sakau, kokie, sakau, epizodai. Tai tu primės, jis man toks ramiai. 1-1 parašiu. Tipo rezultatą. 1-1. Sakau, to prasme, ką tu čia dirbi? Sakau, tai iš fulė, žiūriu, sakau, atsisukęs, sakau, kam tu man spoilini, karočiui? Sako, sako, žiūrėk. To prasme, taip suerzinu, ta prasme, aš ruošiausi, ta prasme, aš variau namo anksčiau, kad pasijungčiau fulę, kad normaliai pažiūrėčiau, kaip čia kas judės, kas čia ką bus. Žmogus sugebėjo per 2 sekundės su 3 ženklais, 1, visą vakarą sugadinti. Ką, viskas, realiai gali jungti lauką ir varyti miegoti, nes ten nebėra ką bežiūrėti. Ko tu ten belauksi, kada kas kur kokį golą įvarys, jeigu tu jau viską žinai. Ta prasme. Būtų buvęs jisai šalia karočią, būčiau iš kairės rovės tiesiai šanam, kokius 600. Buvau žiauriai supykęs, gal į kokius 620. Taip, 615. Iš dešinės vis tiek draugui kažkaip gal nerausi, tai. Žodžiu, apie draugus kaušėlius tiek, o šiandien vis tiek varom, toliau dirbam, challenge'as juda, kas jau ką čia, tai jūs mane paspoilinsit nieko, kas čia šiandien bus, bet aš galiu pats savo pasispoilinti, jau važiavau per miestą, jau šiandien toks vaizdas, kad yra tas mėnulio pilnaktis, jau 3 man sugebėjau iškišti per gerą valandėlę, turiu 3 užsakymus, šiaip gerai prajudėjo, kol kas viskas gerai krenta ir netgi dabar, kol dabar filmuoju, gavau vėl užsakymus. Berods už 4 eurus 8, tai, nu, reikia važiuoti ir vežti, aš jaučiu, nes nėra daugiau čia ką daryti. Tai reikia važiuoti vežti, nes tokie užsakymai čia taip nesimėta. O šiaip paskutiniu metu gal ir biški mėtosi. Ko noriu pasidžiaugti, kad laukia pagaliau nelyja. Pagaliau normaliai yra. Pagaliau galima normaliai pabūti. Apsimojau tą progą. Baltus kedus. Oik tu sau, vis dar tokie patys balti. Tai ką aš tau, varau, daužau. Šiaip biški man jau keista daros. Aš negalvojau, kad taip greitai laikas eis. Jau 18 dieną. O tai ką reikės daryti, kai challenge'as baigsis? Šiaip nelabai te galvojau. O ką be reikės filmuoti? O gal jūs turite idėjų, ką reikėtų daryti po to challenge'o? Gal kažką kitą challenge'o? Turi gal kažkokių idėjų? Tai apačioj ten yra komentarai po mano video ir, nu, parašyk kažką, ką tu galvoji, pavyzdžiui, ką galėtumėm daryti toliau. O jeigu tu galvoji, kad geriau nieko man nebedaryti, tai tu ir parašyk, kad tu gal geriau jau nieko nebedaryk, nes tu žiauriai nusitampai čia kiekvieno kampo. Tai irgi bus, žinau, geras komentaras. Iš karto rodau, iškrito iš tų spats, jeigu atsimenat. Rodo, kad atvykite už 14 minučių ir jie rodo, kad jau yra užsakymą padarę. Spats, užsakymas paruoštas atsiimti. Atvykite už 14 minučių. Tai varom, pažiūrėsim, kaip čia bus. Einam pas tų veikėjų, yra pasispaudė, jau kadais ir padarė. Pažiūrėsim, kaip čia bus.
išėjau lauk. Jinai jau ten tam aiškina. Jau sako, buvo jis atvažiavęs, čia jauni mums protą kniso, kad nebuvom padarę laiko. Šitas yra žiauriai blogas. Šitas ir normalus bičas. Atvažiavęs normaliai už klientą pastovi, kad grybo nepjautumėt. Sako, jau. Nu ką, žiūrėk, susitvarkė visi reikalai. Vienas restoranėlis, kai gavo biškį tokio lengvo rėkimo. Žiūrėk, ateini paruošta, viskas ore. Super, viskas ir super, bet pažiūrėk, kas čia gaunas. Laukia, purškia. Jukt. Ne, nu kaip kitaip, apsimoviau baltus kėdus šiandien. Būčiau nesimovęs, būtų dar nelyja, nežinau, čia iki pietų mažiausiai. Dabar jau purškia. Ai, koks man skirtumas realiai, juk čia tiek mes užkalsim tų eurų. Tai nusipirksiu aš naujus tos kėdus. Toks lietutis. Ir vėl iš naujo lyja. Šiaip juokinga, čia man pusę valandos mėtė visokias nesąmonės, tiek per žalią boltą, tiek per žydrą voltą. 2 eurai kem, 2 eurai pem, 2 eurai 7. O laukia realiai pylė visą laiką kaip iš kibiro. Galvoju, nu nevešiu už tokias kapeikas aš. Duokit normalų užsakymą. Atmetinėjau. Žinokit, atmečiau gal 10 užsakymų. Galvoju, užsikirstas algoritmas man visiškai vienodai, bet aš nevešiu čia už papigėjai per tokį orą. Bingo. 9,50 eurai už 2 užsakymus iš vienos vietos. Tai čia žiauriai gerai. Nuvarau vieną vietą, Stasio kampas tilžės, paimu abudu iš karto, vieną į vieną galą, kitą į kitą numetu, 9 eurai su viršum. Įmetu screenshotą, pasižiūrėkit. Tai vienu žodžiu, kai nori, gali paduoti ir normalų žmogišką užsakymą. Nu tai taip ir turi būti, laukia lyja, nu tai koks oras, visa kita, nu tai po 2 eurus ten 20 metų, man tokius varė be sustojimo. Ir kas svarbiausia, ne tai, kad ten vietoj greitai atiduoti, bet ten, nu reikėjo pavežti kokius 3 kilus plus minus. Nesąmonė. Bet gavom tokį, kur vat, sąmonė, viskas okei, tinka, lekiam. Normaliai. Sveiki. Šitas jo, šo. Skanaus visą. 2,29 € už 1,8 kg, kai laukia lyja. Įma mane pasivažinėti tokią nesąmonę. Cancel. Na kągi. Sveiki, susirinkę visi prie žydrųjų televizoriaus ekranų. Jeigu būtume galėję pagalvoti, ar šiandien mes turėsime lietų, ryte pažiūrėjus į prognozes, viskas atrodė visiškai kitaip. Galbūt jums tai staigmena? Manęs tai visiškai nenustebina. Kiekvieną dieną lyja. Ir realiai čia jau kaip Dievą myliu taisyklė. Ką mes veiksim? Tai dabar pasižiūrėsime, ką mes galime nuveikti. Kiek čia turim užsakymų? Užsakymais iš tikrųjų nelyja taip, kaip lyja laukia lietumi. O toks vaizdas, kad mes vėl prarandam kontrolę. Užsakymai kažkur jie yra, bet tikrai ne pas mane. Galbūt pas kažkur kitus, galbūt pas mano kolegas. Bet kas liečia savo į frontą, tai jis tikrai tuščias. Tikrai nieko nėra. Ir gal pagaliau kada nors atsiras vėl normalus oras. Aš nepakaunu, čia ne vasara, rudo.
programa registruoti gyvūnams gyvūnėlės pagal pačiukams, finansinė ir humanitarinė pagalba gaunant. Gyvūnams pagelbėt? Taip, gyvūnėliams. Aš esu savanoris. Tai man ką tik įkando gyvūnas, aš piktas ant jų. Ja, man pačiam reikia gelbėti jau realiai. Sako, pagelbėt gyvūnams. Pagelbėjo tiem gyvūnam. Nidai chatą iššovęs kitais metais žiūrim jau. Žinau, aš kaip būn su tais gelbėjimais. Šiaip mane tie visi pagelbėk, padėk, biškį erzina, žinokit, nes ant kiekvien, ypač jie yra čia kažkokia tokia schema jie iššovė. Pastovi prie tų Rimi parduotuvių įėjimo, iki įėjimo štai stovi. Nežinau, jau čia kiek metų aš jau čia vežu. Nu, jie sugalvoja pastovi visas tas tokias varkės iš tikrųjų, nu, juokas, ima šiaip. Vienais metais mes gelbėjom pensininkus, pensininkams rinkom. Nu, buvo okei, paskui buvo padėk ten kažkam sergančiam vaikui berods. Jo, sergantis vaikas kažkoks, uždėtas ten, nu žodžiu, aš kažką ten paklausiau, mačiutį rusiškai pradėjo šnekėti, ten tokį kurinko. Nieko neėjus jos susikalbėti, kas čia serga, kas čia ką, bet tų sako, rodo, čia dėkit tą dėžutę. Čia kiekvienam pačiam spręsti apie tokius dalykus, nežinau, bet man šiaip biški jokingai atrodo. Matematika vienas svarbiausių dalykų gyvenime. Jeigu nemoki skaičiuoti, nu bent jau suskaičiuoti iki 100, tai nieko gero nebus. Todėl reikia skaičiuoti, kiek uždirbom šiandien. Tai žodžiu, šiandien per Voltą, dabar tipo žiūriu, galvoju, kielintą čia tą dieną, nes jau viskas dzin man, žiūriu 18, eina savo, kaip greitai bėga laikas. Tai žodžiu, Voltas 34 eurai, PM 9 centai. Žalias Boltas, PM 2, 26 centai. Ir šiandien kasa, va, tokia graži tvarkinga, 8685. Šiaip turiu dar tokių vilčių, kad gal kokia nors milfė man paliks dar porą eurų arbatos ir taip sušoksim iki 9. Ta prasme, ant kiek aš šiandien startuoju, tai net pats negaliu patikėti. Pažiūrėk man Voltas, ką iššovė. Sako, top 1%, esi tarp pačių geriausių, 16 000 pristatymų tų viršūnėje. Kilk toliau, dangus tavo riba. Nesuprantu, dangus tavo riba, čia ne man linki numirti su tais užsakymais bevežant, ar ką čia jie siūlo. Nieko negaliu čia pasižiūrėti. Tokį įmetė kažkokį lempą, bet Volta appse, nežinau, tokia pirma mintis čia būtų kaip kokie aferistai, žinai, sukčiai. Bet ne, Voltas. Žodžiu, bet kur dabar tik įpjausiu, kažkas kažko paklaus, sakysiu, aš esu top 1% kurjerių. Aš esu top 1%. Kai yra 100, tai aš esu tas vienintelis. Kokia čia nesąmonė, nesupratau net pats, ką čia reiškia. Nesuprantu, ką tas reiškia. Buvo šiaip gan įdomi situacija dabar. Vežiau užsakymą žmogui. Ir kas svarbiausia, tolimas tas užsakymas buvo, čia 9 kilus reikėjo vežti, aišku, sumokėjo gerai beveik 8 eurus. Atvežu tą užsakymą žmogui, jo varteliai pradaryti, viskas sakė, įeinu, pabeldžiu duris, atidaro duris, sako, nepyk, sako, bet aš neimsiu to užsakymą. Sakau, kas nutiko? Sako, čia realiai 2 valandas aš laukiu to užsakymą, sako, aš net nebenoriu jo, sako, ką čia šaltas tas užsakymas, sako, aš čia imsiu. Ai, sakau, supratau, viskas yra okei. Sak, ne, aš jo neįimsiu, sako, jūs dėkit, kur norite užsakymą. Viskas yra okei, sakau, aš supratau, žinai, nu, aš iš tikrųjų pilnai suprantu tą žmogų, nes, nu, ta prasme, jeigu jis užsisakė prieš 2 valandas, jam dabar čia atveža, tai tą patį daryčiau ir aš. Ir man visiškai neįdomu, čia tinka, netinka, jis tiesiog neima jo ir viskas. Viskas yra okei. Pozicija žmogaus suprasta. Čia tas pats, kas mes grįžtamėm, kalbėtumėm apie tai, kai čia prieš kelis video aš jums dariau, kur su tais pacais. Pirmoje eilėje darom klientam, kurie yra gyvai atvažiavę, o tie, kur išsisako iš Volto, mes darom paskui. Tai gal, ko gero, čia buvo panaši situacija irgi. Nu, viskas sakė, išeinu aš lauk iš to kliento, žodžiu, sakykime, užsakymą išmetu iš šiukšlinę, žiūrim, ką čia darysim. Nu, reikia informuoti Voltą, nes čia per žalią Voltą vežiau. Būdavo paspausti mygtuką, kad tipo, turiu problemų su iškilusiu užsakymu, kad paskambintų. Spaudžiu tą visą dalyką, niekur nėra to mygtuko, kad paskambintų jie, kad spręsti tą problemą. Žiūriu ir galvoju, tai kaip čia dabar? Aha. Nuspaudžiu tiesiog šiaip, kad kažkokia problema. Spaudžiu, man įsijungia tas robotukas, tipo,
dirbtinis intelektas, kuris atsakinėja tiesiog į pagrindinius klausimus. Bet problemos tos nesprendžiasi, nes turi spręsti tą bėdą gyvas normalus žmogus, kuris yra ten atsėdintis. Aš 5 minutės varčiau tą appsą, nebėra tos funkcijos paskambinti. Ir ta prasme, aš, ką turiu daryti? Aš spaudžiu, kad pristačiau tą užsakymą, nes, aš nepaliksiu toks užkibęs tenai, juk aš ten nesėdėsiu atvažiavęs, nes plus, jeigu išvažiuosiu iš tos vietos, locationas jau bus atitolęs, aš spausiu atiduoti užsakymą ir automatiškai man neleis mes erorą, kad, tipo, tu esi ne tam tikroje vietoje, tipo. Ir tai, žodžiu, aš nenoriu, turiu užbaigti tą užsakymą, spaudžiu, tipo, kad atiduodu, o pranešti Bolt supportui, kad yra bėda tokia, net negaliu. Tai ką man daryti? Tai aš taip pat ir palikau, nežinau, čia praėjo valandą, tipo, žmogus nepriėmė tą užsakymą, užsakymas išmestas lauk. Aš negaliu informuoti jų, man nėra kaip su jais susisiekti. Jie išjungia visą tą sistemą, kad aš galėčiau su jais susikontaktuoti, kai yra bėda. Nėra, kur paspausti. Tai išvada yra kokia, kad realiai jie, kai yra kažkokia problema ar bėda, jie tiesiog atsitveria sieną, nieko net nenori girdėti ir jūs ten spręskitės patys. Kaip aš ir klientas, dar kažkas. Vau! Realiai yra bėda ir jie nuo jos bėga. Viskas, va. Nenori nei matyti, nei girdėti, čia kažkas yra, nėra, tu čia daryk, kaip tau atrodo. Ja. Kosmosas. O šiaip, aiškus, tas žmogus su jais ten kontaktavo viską, bet tai gerai, tai turėtų pasitikslinti, Voltas su manim, ar priėmė tas klientas, gal persiglo, gal nepriėmė, nieko, visiškai neįdomu. Tai kad aš paspaudžiau, pristačiau, tai dar nereiškia, kad aš realiai, fiziškai pristačiau. Nežinau, tai dabar bus taip, aš jaučiu, bandysiu gauti kitą žalią užsakymą, iš Bolto vėl užsakymai, ir ten ant to naujo užsakymo bandyti ieškoti to mygtuko, per tą gyvą užsakymą, kur turėsiu rankai, kad galėčiau jiems pateikti skambučio užklausą, kad jie man paskambintų dėl to užsakymo, kuris buvo prieš valandą laiko. Jovalas visiškas, absoliutus nesąmonė. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ir dabar laipam bando jie kažką man knisti protą, kad tipo, aš kažką neteisingai pasielgiau. Tai kaip aš turėjau elgtis, jeigu aš net negalėjau su jais susisiekti. Nebuvo galimybės. Tai kol aš nepristačiau to užsakymą, kol aš nebūčiau pristatęs to užsakymą, paspaudęs pristatyti, priėmęs naują, tol negaliu niekaip su jais sukontaktuoti, kaip man elgtis, ką daryti. Negaunu jokių nurodymų, nes nėra kaip pateikti skambučių užklausą. O šiaip, tarp kitko, ką tik buvau susiskiepit ir jau varau atgal į Klaipėdą, dirbsim toliau. Antras skiepas jau buvo sumarytas. Šiaip iš tikrųjų trečias. Aš sakė man, tas sesutė, kur skiepėjo, tipo, kad man dar 2 liko. Tai kaip suprantu, vienas buvo tą pirmą dieną, kai polikliniką variau, ir dabar buvo likę 5. Ne. Tai vadinas, kai poliklinikai skiepėjo, buvo pirmas iš tų 5. Dabar, kai paskiepėjo dar 2, tai liko dar 2. Supratau dabar. Tai 2 beliko, tai čia žiauriai gerai. Nes jau atsibodo čia važinėti skiepytis. Tai paėmiau tą užsakymą. Galvoju, gal tas prieitas buvo kažkoks užsibuginės, neleido paskambinti. Nainu vėl į visą tą meniu, kur paspaudė, kad tau paskambintų iš supporto ir padėtų spręsti problemą. Nebėra tos funkcijos. Tai ką daryti? Tai su tom žmogum jau čia matau dzin visiškai, dabar aš jau keliu kitą klausimą. Tai jeigu man atsitiks kažkokia problema su mašina, nebegalėsiu pristatyti to užsakymo. Tai kaip aš galiu kažką informuoti, jeigu nėra tos funkcijos ir jinai yra panaikinta? Kažkaip per žalią boltą dabar biškai jau ir baisu bevežti kažką, nes kažkas nerealaus. Tai va tokie sunkumai, kad jovalas, visą laiką ir jovalas, visiškas jovalas. Vienu žodžiu dar taip pagalvojau, nutiktų tokia nelaimė kažkokia, čia kažką, avarija. Tas toks tarpas tarp manęs ir klientų grinai paliktas. Kaip jūs norite, taip ir spręskitės, o pačiam Boltui visiškai neįdomu niekas. Ką tik atvežiau tokiam bičui valgyti ir buvo už grynus pinigus. Buvo, kad man iš jo reikia paimti 10 eurų 3 centų ir jisai man padavė 13 eurų ir PM. Ir kas svarbiausias, man taip davė rankas ir aš net nežiūrėjau, žinokit. Jis
man padavė toks, sakau, jo, ačiū, žinai, visą. Ir aš negalvoju, kad tas tipo raus man tiek arbatos. Wow. Biški dabar taip ir pasijutau blogai, kad net nepadėkojau taip normaliai. Nu, pasakiau ačiū, tipo, bet nepasakiau normaliai. Oi, džiugu dėl arbatos, bet liūdna, kad nepadėkojau. Vienu žodžiu. Bandykim biški pralinksmėti, žodžiu, 3 eurai 20. 3 eurai 2 arbatas. Dedam į mintį, dedam į tą kasą, tai mes turėjom 7 eurus 3, tai dabar 3 2, tai 10 eurų 5 centų į rankas gavę. Ir kaip žiauriai iš tikrųjų tas žmogelis gelbė, nes šiandien yra tokia tragiška diena. Yra šilta laukia, vėl nebelyja, gražus orai ir visi greičiausiai varo kažkur į patys į miestą ir yra penktadienis. Išvis žiauriai blogai juda užsakymai. Jau vakar buvo silpniau, jau užvakar jau prasidėjo tas toks, kad nėra tų užsakymų. Jau vakar silpniau, o šiandien išvis yra mirtis. Šiaip dabar yra be 5 minučių 6, aš turiu tik 47 su to bičo, 50 eurų bendrai surinkęs, tik 5 eurų. Variau valandą skiepytis, buvau grįžęs namo pavalgyti valandą, tai 2 valandos kaip ir plius minus ir iškritusios. Nu žodžiu, biški sakau, taip įdomiai gaunasi. Oi. Nu ką, bet yra timtas 2 valandas, aš vis tiek turiu žiauriai mažai. Oi. Sakė, visą savaitgalį yra pranešami geri orai, tai čia kaitins jaučiu laukia. Kaitins, tai nebus užsakymų, žmonės varys į pliažą dar kažkur, tai čia nebus ką veikti. Nu, koks bus tas savaitgalis toks, vis tiek mes jį atidaužysim. Ar gerai, ar blogai, vis tiek atidaužysim. Čia užmigti baigiu realiai. 3 valandas šiandien prasidėjo be darbo. 1 valandą buvo, kai ten viskas užkybo, nieks nejudėjo, nekrito. Paskui dar 1 valandą tokį šoko. Ir dabar vėl dar 1 valandą, kai vėl nieks nejuda. Turiu per visą dieną, dabar ir 8:30 surinkęs 72 euriukus. Čia yra viskas, ką aš esu surinkęs. Šiaip dar buvo šiandien ta kažkokia Klaipėdai, čia kur būna melnragėj vakarienė, kur ten visi apsirengia vienodas spalvos drabužiais ir nežinau, ką jie ten daro, bet kažką daro, valgo kažkaip ten jie. Tai aš jau nebegalėjau niekam čia pagelbėti su tais užsakymais. Vien žmogutis užsisakė lavašą, nuvežiau, tai ir viskas tom pasibaigė. Ir sėdžiu be darbo, jau nežinau, kiek čia laiko. Jaučiu varau į namus, nes be reikalos čia tiesiog vėl sėdžiu ir niekas nevyksta. Ir rytoj bus dar geresni orai ir aš duodu garantą, kad rytoj bus dar mažiau užsakymų. Bet reikia varyti, bandyti, vežti, daužyti. Šiaip pasižiūrėjau savo tos visus skiepus čia, kur turiu. Tai šiaip iš tikrųjų 2 skiepus gavau priimamajam. Vienas buvo nuo stabligės, kitas buvo nuo pasiutligės. Ir nuo pasiutligės iš viso 5 turi būti. Aš galvoju, kad 5 po to tipo dar, bet pasirodo, kad 5 iš vis. Tai kai priimamajam vienas skiepė, liko tik 4. Aš galvoju, kaip čia taip suprasti. Tai aš 2 kartus nuvariau, man dar 2 kartai liko. Šiaip žiauriai gerai. Dar porą kartų ir galės iš naujo kas nors įkasti. Ir šiaip irgi čia besidėdamas pramaščiau taip. Atsimena tą bičelį, tas, kur man padavė 5. Ir aš paskui po poros ten dienų sutikau tą kitą, kur tipo dėl tos kojas jam rodžiau, irgi tą bičelį. Ir šiaip aš paskui pamačiau, kad žinokit, ten 2 skirtingi šiaip žmonės buvo. Ten nebuvo vienas ir tas pats žmogus. Ten 2 skirtingi šiaip. Bet šiaip žiauriai panašus. Ai, tas savo. Šiaip biški pačiam irgi gėdo, nes aš jų neatskyriau. Aš galvoju, kad ten tie patys. Ten tam man kitą kartą sutikau, sakau, hello brother, how are you? Jis sako, hey, jis sako. Pirmą kartą su juo bendravau. Ai, tas savo. Nes aš kaip atskyriau, kad jie su skirtingom tom priemonėm važiuoja, taigi tas, kur davė man 5 pirmą kartą, tai jis važiuoja su to elektriniu dviračiu, o kur susistabdžiau tą kitą,
su koja, kur rodžiau, kai kando šuo, tai jis buvo ant to tokio paspirtuko, kur atsisėdęs toks minkštas varai. Su tais torais tokiais ratais. Tai čia du skirtingi žmonės. Eina savo, o kaip dabar jos bereikės čia atskirti, yra tie du, dar trečias Jacksonas yra atsiradęs. Nežinau, bet jau šiandien man per daug visko, aš jau čia žiūriu jau. Nu ką, yra birželio 20. Lauk yra žiauriai karšta. Šiaip kai pasižiūrėjau, kiek yra temperatūros, tai tik 24 rodo. Bet jau čia atrodo, kad būtų kaip koks 30. Tai nežinau, šiaip startavau šiaip visai neblogai, nors galvojau, kad nebus tų užsakymų iš vis. Su tokia karšta diena jūs visi varat kažkur prie jūros. Ir esu jau surinkęs apie 30 eurų. Tik dabar jau kokį, nežinau, 20-30 minučių nieko negaunu. Nieko, čia to vėl įsivažiuos, viskas bus ok. Tai ką žinau, bandau judėti, bandau toliau viską vežti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Vakar buvo iš tikrųjų jo tokia silpna diena. Surinkau berods 7,2. Nu, ką aš galiu padaryti, kad niekas nekrenta. Greičiausiai, kad nieko. Tai ir arbatos niekas nepaliko realiai. Nu, nieko naujo, tai čia viskas ok. Žodžiu, bandysim šiandien kažką vėl čia pravežioti. Pasižiūrėsim, kas čia krenta, nekrenta. Kol kas diena tai žiauriai tokia paprasta. 30 euriukų, normaliai sujudėjo, bet jau pusvalandis geras, kaip nieko nevyksta ir tai realiai bus įdomu, kaip čia toliau viskas įdės. O šiaip tai baigęs antibiotikų kursas man prieš kelias dienas ir biškį nesuprantu, kas yra, nes man pradėjo vėl skrandį biškį skaudėti. Tai kažkaip nieko gero. Žiūrėk, man šviečia saulė virš galvos. Kaip žiauriai. Taip, tarp manęs ir Newman Hallo. Užtenka tų spindulių, taip čia karšta. Šiaip nemėgstu, kai būna karšta. Nežinau, ten varyti, degintis prie jūros, ten kaip visi, ką mėgsta, nežinau, aš tai nemėgstu. Laukelį. Plius 28. Bendras vaizdas laukia atrodo taip va, o aš atrodau toks va, sudužėlis. Iš tikrųjų biškį jaučias, kai šiandien šilta. Iš tikrųjų yra šilčiau šiandien, šilčiau. Turiu dar vieną tą užsakymą, varau nusimesiu, yra po 5,10, realiai po 5,15 atiduodu tą užsakymą, turėsiu apie 73 eurus. Ir varysiu į namelius, reikia biškį pavalgyti, pasistiprinti, nes kai tokia šilta diena, iš tikrųjų, energija taip dreidinas iš karto. Nepalyginsi, kai yra vėsiau laukia. Tai aš jaučiu supranti, kas čia ir kieme. Ja. Čia yra ginklas konkretus. Pavalgiau, išvariau vėl pasidarbuot. Šiaip iškart padaviau 6 eurus PM varyti į Aukštkiemius. Čia nėra blogai, čia yra gerai. Ką žinau, paėmiau, išvežiau. Šiaip dar tik 7 valandą turiu apie 8 eurų, tai normaliai yra. Šiaip nesitikėjau, kad šiandien taip kris. Tai esu maloniai nustebintas. Nežinau, kol krenta, tol bandysim ir vežti. Skrolinau telefoną, žiūriu visi žmonės prie jūros šiandien buvę realiai. O aš galiu pasakyti, kur aš buvau. Buvau McDonald'e, buvau Hesburgerį ir šiaip kokiam nors dar nesąmoniai. Nu nieko, čia jau tiek beliko realiai 10 dienelių ir bus atostogos. Kokia gera savaitėlė. Bet aš jaučiu, pabūsiu namuose kokias 3 dienas ir norėsiu vėl varyti darbuotis. Kiek tu gali tose namuose būti 3 dienas ir nukerta iš karto. Viskas, užbaigiu dieną. Žinok, esu žiauriai dužęs. Žiauriai pavargau. Bet tarp kitko šiandien buvo visai gera diena.
Tai jau vien dėl to yra tikrai linksma man. Tai, ką žinau, galiu pasidžiaugti, kad diena tikrai gera. Nežinau, nebuvo nesąmonių, viskas judėjo taip, kaip priklauso, viskas sklandžiai, viskas ok. Džiugu yra. Tai aš jaučiu, kad iš karto reikėtų pasižiūrėti, kokia yra matematika. Susiskaičiuokime eurus, linksmoji dalis. Žydrajam volte šiandien surinkom netgi 94 eurus ir 3,9 centus, atkreipkim dėmesį, arbata 5 eurai. Kažkoks stebuklas. Šiaip nežinau, šiandien pasigavau tą voltą ir daužiau realiai vos ne visą dieną vien tik jį. Kas liečia dirbti per 2 platformas, tai voltas buvo ant persvaros rekordinis šį mėnesį. Žalias baltukas šiandien žiauriai pralaimėjo 17 eurų ir 16 centų per jį. Šiandien yra 111 eurų ir 5 centai, šiaip iš tikrųjų visai neblogai. Bėda viena, kad į rankas nebuvo visiškai nieko. Šitą mėnesį birželį esame jau surinkę 1735 euriukus ir 3 centus. Jau esu dadėjęs arbatą į rankas, kur gavom, tai čia jau galutinis rezultatas kol kas. 20 dieną užsidaro ir kasa yra štai tokia. Šiaip... Sau, aiškus, būčiau norėjęs pagal visą idėją, kad būtų 2000. Nu, bet sakau, dirbu taip, kaip kad, tiesiog neužlinkčiau. Tai viskas yra ok. Žiauriai esu pavargęs iš tikrųjų. Bet maloniai pavargęs nuo normalaus darbo, ne kaip kad būna, kai išvarai, sėdi ir nieko negauni. Tas labiausiai erzina. Ten kokią valandą, 2 prasėdi mašiną, viskas, tada esi vėl dūžęs, nori varyti namus. O dabar tai super žiauriai fainiai pavargęs, varau į namelius, ruošiuos, einu, tvarkaus viską tą, ką reikia, darysiu video šitą, padarau video ir miegot gulti. Tai iš tikrųjų nėra, jeigu nešnekėsiu čia nesąmonių. Ir svarbiausia, neužmiršk video palaikint, neužmiršk mano kanalą pasubscribint. Čia svarbiausia tavo namų darbai yra. Turi jos atlikti gerai.